Ar žinote, kad uždarose kabinetuose Varšuvoje, kur planuojama visos vidurio ir rytų Europos gynyba, aukščiausio rango Lenkijos generolai į Latviją žiūri ne tiesiog kaip į mažą valstybę prie Baltijos jūros, o kaip į pačią pirmąją Varšuvos gynybos liniją? Skamba šokiruojančiai, tiesa? Mes, lietuviai, dažnai esame linkę lyginti su Lenkais, ginčytis dėl istorijos, analizuoti Vilniaus ir Varšuvos santykius ar konkuruoti dėl užsienio investicijų, tačiau šiandien pažvelkime į situaciją iš visiškai kitos, mums neįprastos perspektyvos. Ką iš tikrųjų Lenkija, kuri šiuo metu nebejotinai tampa didžiausia ir galingiausia Europos karinė jėga, galvoja apie mūsų šiaurinius kaimynus latvius? Ši analizė atskleis atvirą tiesą apie Lenkijos ir Latvijos dinamiką, paneigs giliai įsišaknijusius stereotipus ir parodys, kur šioje sudėtingoje geopolitinėje dėlionėje esame mes patys. Pasilikite iki pabaigos, nes duomenys, ekonominiai rodikliai ir strateginiai Lenkijos karinės žvalgybos skaičiavimai, kuriuos aptarsime, visiškai pakeis jūsų supratimą apie tai, kaip veikia mūsų regiono saugumo ir ekonomikos architektūra. Pradėkime nuo to, ką rodo sociologiniai duomenys ir paprastų žmonių apklausos Lenkijoje. Realybė yra tokia, kad eilinis vidutinis Lenkijos pilietis apie Latviją žino stebėtinai mažai. Jei paklaustumėte praeivio Krokuvos ar Vroclavo gatvėse, dažnai išgirstumėte dvejojimą, o neretai Latvija tiesiog painioja su mumis Lietuva. Tai nenuostabu, turint omenyje, kad mes su Lenkais turime šimtmečius bendros abiejų tautų respublikos istorijos, todėl Lietuva Lenkijos kolektyvinėje sąmonėje užima labai didelę erdvę. Latvija tuo tarpu paprastam Lenkui dažnai atrodo kaip tiesiog dar viena posovietinė teritorija kažkur šiaurėje. Tačiau šis visuomenės nežinojimas absoliučiai neatsispindi ten, kur priimami tikrieji sprendimai. Lenkijos politinis, karinis ir analitinis elitas į Rygą žiūri visiškai kitaip. Jiems Latvija nėra kažkokia neaiški valstybė, jiems tai yra kritiškai svarbus strateginis partneris ir esminis saugumo buferis rytinėme NATO flange. Lenkijos geopolitinėje mąstysenoje nėra vietos tuščioms emocijoms, ten viską lemia pragmatizmas ir sausi faktai. O faktai rodo, kad be saugios Latvijos negali būti ir saugios Lenkijos. Ilgą laiką Varšuvoje vyravo vienas labai stiprus ir tiesą sakant pavojingas stereotipas. Tai buvo mitas, kurį aktyviai kurstė ir rusiška propaganda, esą Latvija yra itin pažeidžiama ir nestabili valstybė dėl didžiulio rusakalbių gyventojų procento. Lenkijos žiniasklaidoje ir akademiniuose sluoksniuose ne vieną dešimtmetį po Sovietų sąjungos griūties skambėjo nuogąstavimai, ar ši didelė tautinė mažuma netaps Trojos arkliu Maskvai, jei regione kiltų atviras konfliktas. Lenkija, kuri pati yra viena homogeniškiausių valstybių Europoje, sunkiai suprato tokią sudėtingą demografinę situaciją, kokia susiklostė Latvijoje per 50 okupacijos metų. Tačiau šis stereotipas pradėjo trupėti ir galiausiai buvo visiškai sugriautas. Lenkijos karinė žvalgyba ir analitiniai centrai, nuolat stebintys situaciją regione, oficialiuose ataskaitose dabar atkreipia dėmesį į itin aukštą Latvijos vidaus saugumo lygį. Lenkai pamatė, kad Latvijos valstybės institucijos, saugumo tarnybos ir pati visuomenė yra atspari. Visi likę Varšuvos abejonių likučiai išsisklaidė po 2022 metų vasario, kai Ryga ėmėsi beprecedentės, žaibiškos ir itin griežtos reakcijos į Rusijos agresiją Ukrainoje. Šiandien Lenkijos žiniasklaida nuolat rodo Latviją kaip absoliutų drąsos ir politinio stuburo pavyzdį. Lenkams ypač didelį įspūdį padarė tai, kaip Latvija, nepaisydama atvirų Kremliaus grasinimų, kibernetinių atakų ir vietos radikalų nepasitenkinimo, ėmėsi masinio sovietinių paminklų demontavimo. Prisiminkime vadinamojo pergalės paminklo Rygoje nugriovimą. Lenkijoje, kur dekomunizacija yra esminis nacionalinės garbės ir tapatybės klausimas, toks Rygos ryžtas sukėlė tikrą pagarbos bangą. Analitikai Varšuvoje atvirai teigia, kad valstybė, kuri turi tokią sudėtingą demografiją, bet sugeba priimti tokius drąsius sprendimus, valyti savo viešąją erdvę nuo okupacijos simbolių ir tuo pat metu išlaikyti visišką vidaus stabilumą, yra ne silpnoji grandis, o tikras tvirtovės pavyzdys. Mes, lietuviai, dažnai patys didžiuojame savo griežtą antirusišką poziciją, tačiau turime pripažinti, kad Lenkų akyse Latvių pragmatizmas ir rami, bet geležinė valia tvarkantis su vidinėmis grėsmėmis atrodo itin įspūdingai. Pereikime prie kietųjų skaičių ir gynybos analitikos, nes būtent čia atsiskleidžia tikrasis Lenkijos ir Latvijos santykių gyvis. Lenkija šiandien transformuojasi į Europos karinį milžiną.
Jų gynybos biudžetas siekia virš 4 procentų bendrojo vidaus produkto, tai didžiausias rodiklis visame NATO aljanse. Varšuva perka moderniausią ginkluotę, tankus, naikintuvus milijardiniais kiekiais. Tačiau Lenkijos generalinis štabas puikiai suvokia vieną bazinę strategijos taisyklę – jokios karinės investicijos nepadės, jei tavo flangai bus atviri. Suvalkų koridorius, kuris tiesiogiai jungia mus, Lietuvą, su Lenkija, yra tik pirmoji dėlionės dalis. Lenkijos strategai mato Baltijos šalis kaip vieningą operacinį teatrą. Būtent todėl Lenkijos kariniai ekspertai aukštai vertina Latvijos vykdomas gynybos sektoriaus reformas. Kai Latvija priėmė politiškai sudėtingą sprendimą sugrąžinti privalomąją karinę tarnybą, Varšuvoje tai buvo sutikta su didžiuliu palengvėjimu ir pritarimu. Lenkai mato, kad Latvija ne tik prašo NATO pagalbos, bet ir patys prisima atsakomybę už savo gynybą. Be to, jei pažiūrėsime į pagalbą Ukrainai procentais nuo bendrojo vidaus produkto, Latvija visada rikiuojasi pačioje viršūnėje. Lenkijai, kuri pati atidavė didžiulę dalį savo resursų Kijevui, toks Latvijos solidarumas yra galutinis įrodymas, kad Ryga yra patikimas ir nenuilstantis sąjungininkas. Šį karinį ir politinį aljansą dar labiau sustiprina bendros grėsmės, konkrečiai siena su Baltarusija. Tiek Lenkija, tiek Lietuva, tiek Latvija susidūrė su identišku iššūkiu, kai Minsko režimas, remiamas Maskvos, pradėjo dirbtinę nelegalių migrantų krizę. Tai buvo atviras hibridinis karas, kuriuo siekta destabilizuoti mūsų šalių vidaus padėtį, išprovokuoti žmogaus teisių krizes ir suskaldyti visuomenės. Lenkija matė, kaip Latvija, turėdama kur kas mažiau resursų nei pati Lenkija, sugebėjo mobilizuoti savo sienos apsaugos tarnybas, kariuomenę ir atlaikyti šį hibridinį spaudimą. Varšuvai tai buvo signalas, kad Latvija, turėdama bendrą sieną ir su Rusija, ir su Baltarusija, pajėgi kontroliuoti savo teritoriją. Lenkija reguliariai siunčia savo karius, tankus ir naikintuvus į karinės pratybas Latvijos teritorijoje. Jiems tai nėra tik formali NATO misija. Tai yra realaus pasiruošimo ginti bendrą erdvę demonstravimas, nes Lenkijos analitikai atvirai sako, jei kris Ryga, jei kris Vilnius, Suvalkų koridorius bus izoliuotas, o Lenkija atsidurs tiesioginėme ugnies žiede iš 3 pusių. Tačiau geopolitika ir kariuomenė neegzistuoja vakuume, viską galiausiai palaiko ekonomika. Ir čia mes matome itin pragmatišką Lenkijos požiūrį. Mes, lietuviai, dažnai džiaugiamės savo bendrojo vidaus produkto augimu, startuolių ekosistemomis. Didžiuojamės, kad mūsų atlyginimai vejasi ar net aplenkia kaimynų, tačiau pažiūrėkime, kaip Lenkai vertina Latvijos ekonomiką. Duomenys rodo, kad nors Latvija yra nedidelė rinka, neturinti nei 2 milijonų vartotojų, Lenkijos eksportas į Latviją auga maždaug 10 procentų kasmet. Tai yra labai stabilus ir užtikrintas augimas. Lenkijos verslas, kuris yra itin agresyvus ir ekspansyvus, Latvija mato kaip saugią, teisiškai stabilę ir augančią eurozonos rinką. Nors Lenkijos kompanijoms galbūt lengviau plėstis Lietuvoje dėl geografinio artumo, logistikos kaštai į Latviją taip pat yra minimalūs, o grąža garantuota. Lenkai puikiai eksportuoja savo maisto produktus, pramonės įrenginius, statybines medžiagas ir technologijas. Kalbant apie infrastruktūrą ir statybas, privalome paminėti vieną esminį elementą, kuris iš esmės keičia viso regiono integraciją. Tai Rail Baltica projektas. Mums tai dažnai atrodo tiesiog kaip patogus traukinys ateityje nukeliauti į Varšuvą, bet strateginių lygmenių tai yra karinio mobilumo ir ekonominės nepriklausomybės ašis. Lenkijos inžinerijos ir statybų kompanijos dabar yra vienos iš pagrindinių žaidėjų įgyvendinant Rail Baltica projektą Latvijos teritorijoje. Jos laimi milijoninius konkursus infrastruktūros objektų statybai, taip tiesiogiai integruodamos Latvijos transporto sistemą į Europos standartus. Lenkijai šis projektas yra kritiškai svarbus, nes jis leis be jokių kliūčių greitai ir masiškai permesti sunkiąją karinę techniką iš Lenkijos bazinių stovyklų tiesiai į Latviją ir Estiją. Tai reiškia, kad Lenkų kapitalas ir inžinerinės žinios tiesiogiai prisideda prie to buferio, apie kurį kalbėjome pradžioje, fizinio stiprinimo. Istoriškai ir geografiškai Lenkijos politikoje egzistuoja tarpjūrio arba kitaip Miedzimorze koncepcija. Tai vizija, kuri atgimė šiuolaikinių 3 jūrų iniciatyvos formatu, kurios tikslas sukurti stiprų, infrastruktūriškai susietą ir ekonomiškai atsparų regioninį bloką nuo Baltijos iki Juodosios ir Adrijos jūrų. Šioje lenkiškoje didžiosios strategijos vizijoje Latvija yra natūrali ir nepakeičiama sąjungininkė.
Lenkijos politologai ir diplomatų korpusas puikiai suvokia, kad bet kokios svajonės apie stiprų vidurio Europos bloką, galinti atsverti tiek Rusijos agresiją, tiek vakarų Europos politinį dominavimą, sugrius, jei šiame bloke nebus Baltijos valstybių vienybės. Ir čia Lenkai labai gerbia Latvių pragmatizmą. Jei lietuviai tarptautinėje politikoje dažnai mėgsta būti garsus moraliniai lyderiai, Latviai Lenkų akyse veikia tyliau, bet itin efektyviai ir kryptingai. Latvijos diplomatija palaiko glaudžius ryšius su Varšuva, derina savo pozicijas ES formatuose ir kartu gina regiono interesus derybose dėl biudžetų ar sankcijų politikos. Ką visa ši analizė ir Lenkijos požiūris į Latviją reiškia mums, lietuviams? Pirmiausia, tai turėtų visiškai išsklaidyti mūsų iliuzijas, kad mes esame vienintelis ir svarbiausias Lenkijos partneris šiaurėje. Realybė yra tokia, kad Lenkija žaidžia didžiulį geopolitinį šachmatų žaidimą ir šiame žaidime Latvijos saugumas, jos ekonominė integracija ir jos politinis atsparumas Varšuvai yra lygiai tokie pat svarbus kaip ir mūsų. Mes esame tiesioginis geografinis tiltas, jungiantis Lenkiją su Latvija ir Estija. Mūsų atsakomybė yra ne konkuruoti su Latviais dėl Lenkijos dėmesio, o veikti kaip regiono jungčiai. Mes turime užtikrinti, kad infrastruktūriniai projektai, ypač tokie kaip sinchronizacija su Europos elektros tinklais ir toji pati Rail Baltica, vyktų be jokio vėlavimo iš mūsų pusės, nes kiekviena mūsų klaida lėtina visos strateginės ašies nuo Varšuvos iki Rygos stiprėjimą. Apibendrinant šią situaciją, galime padaryti labai aiškias išvadas. Stereotipas apie silpną vidinių konfliktų draskomą Latviją, kurios bijojo Varšuva, yra visiškai sunaikintas. Vietoj jo atsirado nauja realybė, paremta kietais faktais, karinė analizė ir ekonominė statistika. Lenkija, tapdama regiono lyderė, mato Latviją ne kaip naštą, o kaip gyvybiškai svarbų karinį ir politinį buferį, bastioną, kurį ji yra pasirengusi ginti ir į kurį investuoja realius resursus. Nuo augančio 10% eksporto iki bendrų karinių operacijų planavimo, nuo sovietinio palikimo griovimo Rygoje, kurio žavisi Lenkų žiniasklaida, iki vieningo fronto prieš hibridinės grėsmes iš Baltarusijos. Visa tai rodo giliai integruotą partnerystę. Eilinis Lenkas galbūt ir toliau painios mūsų Latviais, tačiau tie, kurie Varšuvoje priima sprendimus, labai tiksliai žino, kur yra Ryga ir kodėl ji privalo išlikti tvirta. Tai yra pavyzdys, kaip per kelis dešimtmečius šalis gali transformuoti savo įvaizdį nuo posovietinės rizikos zonos iki esminio NATO fronto linijos ramsčio. Mums, lietuviams, lieka ne tik stebėti šį procesą, bet ir aktyviai jame dalyvauti, stiprinant mūsų regiono vienybę. Parašykite, ką jūs manote apie tokį Lenkijos požiūrį į Latviją ir ar mes patys, būdami tiesioginiai kaimynai, nesame per daug įsitraukę į savo vidaus problemas, pamirždami platesnį geopolitinį vaizdą, kuriame esame visi kartu. Ši analizė įrodo, kad regioninis saugumas nėra tik deklaracijos, tai nuolatinis darbas, paremtas tiksliais skaičiavimais ir tvirta politinė valia, kurią šiandien demonstruoja tiek Varšuva, tiek Ryga.